Vairuoji vokišką automobilį? Jau rytoj reikia spoilerio ar grotelių. Tavo styling dalis turime Vilniuje ir išsiųsime jau šiandien. Tuning.lt. Seniai, nėra ten tau dovanų. Gal buvai blogas šiais metais? Ne, sakė, kad turėtų būti. Reiškia, reikia atidžiau paieškoti. Gerai. Gal mes patys savo nupirksim dovanėlę. Tai ką, šiais metais tai bus paskutinis epizodas ir mes pagalvojom, kad reikia įpafilmuoti prie eglutės. Gražiau bus, ne? Tikrai taip. Gerai. Ką mes šiandien veiksim, seniai? Tikrai nedirbsim garaže, o pas mus planuotas važiavimas. Kur? Apžiūrėti automobilį. Ir ne bet kokio. Taip, ne bet kokį. Aš, aišku, visus metus žiūrėjau jį ir scrollinu, viską stebėjau, visą rinką ir norėjau nusipirkti kažką gero, su gera būtent komplektacija. Tai prieš savaitę man atskrenda geras pasiūlymas. Andrėjau, gal sundovinas. Opa! Ir turi. Aš jau buvau nuvažiavęs, aišku, buvo daug sniego, tamsu ir, ten toks labai greitas buvo apžiūrėjimas. Nu ką, chebra, neplanuotas filmavimas, neplanuotas važiavimas, Gavau skambutį, iššokau į tačką ir lėkiu. Operatorių šalia nėra, tai vat filmuoju ant kamerytės. Pats save. Tai ir pats su savim žvengsiu, na. Nu ką, darom unpackingą, chebra. Aišku, čia ne toks unpackingas kaip naują išpakuoji, bet kažkas panašaus. Opa! O dabar mes važiuojam su tavim, imam kamerą ir pažiūrėsim atidžiau, viską sufilmuosim ir aišku nuspręsim, pirk ar ne. Nu ką, tu žinai, koks čia aparatas, o chebra gali paspėlioti. Aišku, pasakysiu tai, kad tai yra M ir Competition. O aš pasakysiu, kad šitas aparatas kažkur matytas, kažkur atsižymėjo. Gali būt, jūs galbūt kažkur šitą aparatą ir matėte. Tai vat, kai mes jį parodysim, galite parašyti komentaruose. Bet ne stotelėje. Ne stotelėje. Aišku, tai daužtas automobilis. Ir dar vienas niuansas, šiais metais jį pirko už 9 štukų. Nebloga kaina. Nebloga. O dabar jis nurašytas. Mesgi automobilių neperkam sveikų, tai kad jis bus daužtas. Lengvų kelių neieškom. Aš manau, mažiau kalbam, o važiuojam į aikštelę ir žiūrim tą aparatą. O ten jau plačiau ir pakalbėsim. Tikiuosi, mes jį nupirksim. Važiuojam. Diamonds in Margiela, 80 stereo. She deserve a paddock cause she's one of the members. When it comes to double money, not a problem. Turn me to a killer, I just smashed the model. Yeah, Tiffany come through, her pussy good and pink. Pink Chicago in the winter time, I'm for the mints. Selling out arenas, I just work the streets. Copping a brand new castle. Nu ką, seni, mes atvažiavom į konfiskuotų automobilio aikštelę. Tu žinai, koks modelis, kokia markė, bet aš tau nerodžiau, kaip jis atrodo. Tai dabar prašymas, kad tu gal rastum ją. Gal ir rasi, gal atpažinsi. Seni, iš visų šitų mašinų, pažiūrėjus į labiausiai sujubintą, aš suprantu, kad tai bus ji. Čia va tas, ne? Va tas kotletas. Čia tas kotletas. Atpažinai, seni. Gerai, einam žiūrėti tada. Įvertinsim. Bet iš toli atrodo labai gražiai. Kaip kotletas? Gražus kotletas. Tai ko mums reikia, seni. Gerai, einam žiūrėti, kas čia per aparatėlis. Under the bonnet is a 4.4-litre twin-turbo V8 with over 600 horsepower. Press the accelerator and the M8 doesn't drive. It teleports.
If Andre Dron buys this car, he'll show what it can really do. O ką mes čia turim? Ką mes turim? Čia mano svajonė. Šviežias BMW kotletukas. Tai aš dabar labai greit apie šitą aparatą. Tai M8 Competitionas, labai reta spalva, Oxford Green. Taip pat reta spalva salono, rūdas, mes irgi toj pažiūrėsim. Rida šito automobilio apie 20-30 tūkstančių kilometrų. Tai yra europinis variantas. Nu ir kaip tau toks variantas, seni? Nu, buvo ir baisiau, kaip Taip, sakoma. mes dabar jį apžiūrėsim ir įvertinsim. Tai, kad priekis pas mus daužtas, manęs tikrai negazina, bet yra vienas niuansas su varikliu. Variklis gavo smūgį ir yra šiek tiek aplaužytas viršus, tai yra galva. Tai mes dabar atidarom kapotą ir įvertinam senį, nes jeigu bus varikliui p***a, tai pats supranti, variklis kainuoja 10 000 eurų. Tai nelabai Seni. norėtųsi. Vienas klausimas. Nu? Čia kapotą mes dar atidarinėsim, ar jis jau atidarytas? Manau, jis atidarytas. Seniukai. Opa! Žiūrėk, dar atsidaro. Taip, aš jau buvau čia atvažiavęs ir, aš pasistengiau uždengti pirštinę kilimo, aš jau atidengiau, buvau čia atvažiavęs ką tik atėjęs. Ir mes matom, skylutės yra, vanusas išmuštas, nes smūgis buvo gautas į šitą pusę ir, atrodo nelabai gerai. Tai yra rizika. Aišku, aš vis tiek primečiau, kad jeigu ir motoras, vis tiek nebloga kaina gaunasi. Aš paskaičiavau taip ant akies 5K. Bendrai atsistos su remontu ir su automobilio kaina. Tai netgi jeigu mes pažiūrėsim rinkoj, kiek jie kainuoja, tai prasideda nuo 100 000. Ir nebus tokios komplektacijos, tokios spalvos, tokios kitos. Tai kad netgi jeigu motorą keisim, nors nesinorėtų, bus gera kaina seniai. Tai aišku, aš dar noriu paderinti ją. Dabar kaina šito automobilio 23K. Mes to apžiūrėsim, savininkas irgi atvažiuoja ir aišku, kaip nepasiderėti, seniukai. Kas tokį projektą paims? Tik aš ir dar gal kažkas, kas remontuoja automobilius, bet jų mažai. Taip, kad Hebra, žinot, ką Andrėjai dovanotų po eglutę? Šaibų. Taip, padovanokit šaibų. Viskas, ką mes turim, ratas čia pas mus, išmaltas pilnai. Žiūrėk, gal pasidarys dar? Andrėjau, pica. Davai, pica. Ne, reikia apšilimą padaryti. Tada. Mums svarbu, kad stabdžiai pas mūsų vietoj, nes stabdžiai šiek tiek kainuoja. Lygtais viskas vietoj, diskas bus geras, stabdžiai neliesti. Toliau, ką mes matom, traversas priekinis per pusę lūžo. Matai? Bet seniai per škyvą smūgio nėra, negavęs jisai. Nes čia labiau toks šoninis, pažiūrėk iš šitos pusės. Žiūrėk, matai? Tai galbūt. Aš manau vis tiek nespėliojam, mes dabar, jeigu viską suderinsim, tada jau žiūrėsim ant keltuvo viską. O dabar mums reikia įsivertinti ir pasakyti. Pažiūrim saloną, seniai. Perkam ir neperkam. Einam. Davai. Taip, mums pakis. Pakok kaip dovana. Ai, koks grožis. Jūs tik pažiūrėkit į šitą grožį, kaip tau spalvytė salono. Gražiai spalva? Jo, gražu. Man patinka, žiūrėk, netgi čia pas mus yra lipdukai ant šitų, ant ženkliukų. Niekas nenulupo dar, on pakingo nedarė naujos mašinos. Tai? Mes ir padarysim. Alcantara lubos, pažiūrėk, seniukai, man jau nereikės niekur vežti, perdarinėt. Lubos, aš manau, pasidarys, pakaitins garais. Aš žinau, ten jos daro gražiai. Airbėgus mes restauruosim, panelę. Oda panelė, tai, kainuos pinigėlių, bet padarysim. Aš manau, tikrai šitos spalvos dera kėbulo, žalia ir salonas toks rūdas. Dera tau prie veido. Rimtas? Rimtas. Seniai, rimtas, aš ne? Mygtukai jam, pažiūrėk į vairą. Matosi, kad jis naujas, šiek tiek, aišku, nuo drėgmės jau. Matai? Jokių sutrinimų, tai... Jo. Sakau, ryda iki 30 štukų. Čia turbūt naujausias matytas vairas. Ne? Ta prasme, pagal... Tų tokių daužtų mašinų, jo. Galbūt, kad jo. Pažiūrėk, čia viskas karbonai, gražu. Nesutrinta. M8 Competition.
Ką mes bardačiokį turim? O, dar savininkas nupirko originalius durų apšvietimus, matau, M. Tik tai dabar vienas klausimas. Aha. Šitą mašiną po eglutę tilps? Jeigu ir netilps, tai tiesiog nupirksim didesnį eglutę. Teisingai. Opa, šito aš nemačiau, čia žibintas yra. Jau šiek tiek šaibų sutaupysim gal. Labai gerai. Ojojoj, tai kas čia? 2 štukas ant sėdinės guli. Bliamba, gal pažiūrim, kas dar, bagažiniai? Gal dar ką nors ras? Dabar nėra srovės. Šiaip mes turim srovę? Ai, turi? Tai gerai, toj paimsim tada. Ar bagažinė atidaryta. Bet matosi, kad... Jo. Ir čia, žiūrėk. Čia va dar žiūrėk, kampukas, matei? Tai nes pasuko biškį. Bet nieko čia baisaus, mes nekeistim šitų detalių. Čia kebulistas pasidarbos, išlygins viską. Bet seniai bus dėl ko pasiderėti. Aš manau, žinai ką, spausiu ant to, kad variklis yra gavęs smūgį, o jis tikrai nėra pigus, 10 štukų rinkoje vaikšto motorai. Tai, ant variklio tikrai mes paprašysim kažkokią nuolaidėlę padaryti. Ir aišku, šitoje vietoje mes galėsim surizikuoti, o vėliau jau pažiūrėsim, reikia keisti variklį ar ne, nes ten yra skylutė ir galėjo patekti vandenuko, kadangi kapotas beveik atidarytas. Andrėjaus net balsas dreba, kaip jis nori šitos mašinos. Noriu, senį Pat nesuprantu, ar čia nuo šalčio, ar čia nuo noro. Čia nuo noro ir nuo šalčio. Porą atsispaudimų tada jau. To vėl rašys, kad nepilnus darai, Andrėjau. Hebra, nemokinkit tėvo Kai aš noriu, aš darau pilnus, kai aš nenoriu, aš darau trumpus. Yra ir trumpi atsispaudimai. Kas liukai? Pasėmiau boosterį, davai, gal priimsiu, pažiūrėsim, kokia rida. Davai. Ar nepasijungs, kaip matai? Pažiūrėsim. Žodžiu, Boosteris čia kaip pagal užsakymą. taip. Čia tavo ar mano? Žodžiu, aš ką tik kalbėjau su savininku automobilio ir pasiūliau jam šiek tiek mažesnę kainą. Papasakojau, kad tokia situacija su varikliu ir didelė labai rizika. Tai sakė, pagalvos ir atskambins. Kaip manai, kokie tavo variantai? Pasiseks mums ar ne? Aš tikiu, kad pasiseks. Aš ten gražiai tikrai papasakojau, kad čia tikrai yra rizika, nes tu pas matai skylė varikliai. Tikrai taip. Ir nežinau, minėjau ar ne, draudimas paskaičiavo remontą šito automobilio virš 100 štukų. Tai 105 000 eurų. Kaip tau? Prabangiai. Neblogas amatėlis. Prabangiai. Tai aš dabar nežinau, kiek naujas kainuoja, bet aš manau, panašiai naujas automobilis kainuoja. M8 Competition, būtent tokios komplektacijos. Dėl įdomumo pažiūrėsim ir čia kainą pridėsim, kiek naujas kainuoja. Arba užsuksim į krastą. Gerai, o mes dabar iš karto patikrinsim komplektaciją mūsų automobilio, kurį mes norim nupirkti. Tai aš jau išėmiau ataskaitą iš Car Vertical ir žiūrim, ką mes turim. Gerai, surida viskas tvarkoj. Įvykis. Yra įvykis. Mes ir pagal faktą matom, kad yra žala, bet mane labiau domina dabar komplektacija. Kadangi su Car Vertical ataskaitai jūs galite sužinoti automobilio komplektaciją. O tai yra svarbu, nes nuo komplektacijos gali priklausyti automobilio kaina. Netgi jeigu palyginimui pastatyti 2 automobilius, jie identiški iš išorės, bet jeigu komplektacija skiriasi vieno ar kito, geresnė tarkim bus, tai skirtumas iki 30% gali būti automobilio kainos. Tai hebra, tai yra svarbu. Gerai, žiūrim kokia komplektacija pas mus. Matom mūsų automobilis M8 21 metų. Asistentai, distronikas, kurio mes nematom. Aišku nematom, nes snukis visas nuneštas. Head-upas, juodos lubos Alcantara, opa. Taip pat durų pritraukėjai, soft close, labai gerai. Keyless Go sistema. Čia labai daug visų privalumų, bet aš skaitau pagrindinius. Muzikėlė, Bowers Wilkins. Šitą reikalą mes jau pamatėm. BMW lazeriniai priekiniai žibintai. Mes irgi šitą žinom. Gerai, ko dar mes nežinom. Parking Assistant Plus, tai pati mašina parkuojasi. Gerai, opa, ir dar vienas geras bairis. Rakčiukas Smart Key, tai turėtų būti tas
su ekraniuku raktas. Labai gerai, bet šeimininkas nieko neminėjo, tai nežinau, turi ar neturi. Nes dažnai labai, kai parduoda automobilį, tą rakčiuką, nežinau, kažkur palieka savo ar parduoda, nežinau, kam jis reikalingas, bet dėl šito mes paklausim būtinai. Opa, dar vieną gerą funkciją radau, tarp tų visų smulkmenų, kaip sakant, tai multimedija valdoma gestais chebra. Tai čia yra irgi geras bairis ir ta funkcija tik yra pas BMW. Ir ne pas visus, o pradedant nuo G serijos. Jeigu aš klystu, pataisykit mane, nes kiti gamintojai tokio bairio neturi. Labai patogus dalykas. Mes jį vėliau ir išbandysim. Nu ir viskas, chebra. Jeigu jūs norite sužinoti savo automobilio istoriją, arba gal buvo įvykių, gal jūs norite sužinoti komplektaciją, tai prašom, išimkite ataskaitą iš Car Vertical ir žinosit daugiau informacijos. Aš manau, galbūt netgi daugiau negu savininkas. Ir nepamirštam, aišku, apie nuolaidų kodą DRON. Jūs gaunat 20% nuolaidos. Davai, einam, toliau pakraptysim mūsų M8. Gerai, karoči senė, nu aš patenkintas ir man nesvarbu, ant kiek jinai daužta. Maždaug vis tiek pagal mano paskaičiavimus, čia, nu, viskas gerai gaunasi. Žinai, būna tokie žmonės, kurie turi šaibų ir jie mėgsta jas išleisti, ir kurie neturi šaibų ir jie mėgsta dar labiau jas išleisti. Taip, nes aš atvažiavau pirkti mašiną už 2-3 štukas ir neturėdamas nei centų kišenė, ne? Nu, kažkaip taip. Bet aš manau, čia bus jau sekantis klausimas, teisingai? Taip. Mesgi ką, sprendžiam problemas tada, kai jos atsiranda. Tikrai taip. O dabar derinam kainą, aš jau kaip ir viską pažiūrėjau, tai... Dabar problemos pas šeimininką. Taip, nu tai ką, nu man patinka kaip tavo aparatas. Man patinka. Rimtas. Rimtas. Aš aišku žiūrėjau M5, bet M8 čia yra, galima sakyti, iš techninės pusės panaši mašina. Bet, nu, atrodo jinai gražiau. Ir aišku, rinkos kaina didesnė šito automobilio. Tai, nu, kadangi pas mus buvo M5, aš manau, galima būtų jau ir paimti M8. Kam čia kartotis, teisingai? Teisingai. Nu ir viskas. Aš jau matau, kokia jinai bus gražia. Gražia. Aš jau matau, kokia jinai... Andrėjus jau trajina iš tos laimės. Aš jau biški mane... Tai kaip, Andrėjau, vis dėlto gerai, kad atkalbėjau nuo to kito pirkinuko? Taip. Koks pirkinukas, papasakosim hebrai? Papasakosim. Vis tiek jo jau nebėra? Taip. Tai mes važiavom pirkti. Mes važiavom pirkti, mes turėjom pirkti. Kito Andrėjaus svajonė. Taip. Porsche 911 Carrera S Cabrio. Gal kažkas ir matė skelbimuose. Tai mes su šeimininku nesusikalbėjom dėl kainos. Nu ir žinai, ką aš tau pasakysiu. Ir gerai, kad nesusikalbėjom, nes šitas aparatas tikrai geriau. Nu ką mes čia turim? Baisiausia vieta tenais priekiai, ne? Aha, sparniukas. Nu, negražiai, čia negražiai padaryti. Opa. Važiavo be stogo? Блин, čia normaliai išvirtęs tas šonas. Durys atsidaro? Bet čia jisai ką, apvirto tipo gaunas? Šitą šoną. Ar... Aha, bet antra. O, spiroklį išlindus nereikia montuot. Kapotas laikosi, ar jį reikia nuiminėti taip, pranom? O kumą bandėt jungti? Degimas yra? Išvis nieko nėra? Bus linkę palibomų. Jeigu stiklas dužo, tai žinok, čia... Ne, nu, kad čia bus reikalų, tai čia faktas. Čia realiai gal nieko ir baisaus nėra, žinok. Aš kaip tik galvoju, kad čia yra baisesnis pagrindinis smūgis, bet žiūriu, kad galas irgi čia taip. Salonas buvo naujas tada. Ką mes čia turim? Užtat filtras pakeistas oro, gali matyt. Neseniai turbūt, ne? Šviežiakas. Nu, bent jau tiek, kad nesusuktų, žinai gal. Nors žiūrėk, ne, skilus irgi? Nu, jau kažkaip tai. Jo. Nuotraukose tikrai atrodė jisai toks, žinai, švelnesnis smūgis. Aš nuo šito bolido kaifuosiu labiau nei nuo Porsche. O Porsche'as galės vytis. Taip, Porsche'as galės, va!
žiūrėti į priekį ir į šitą subiniuką. Ir nesvarbu, kad Porsche'as 2 durų ir lengvesnis, o šitas 4 durų, va taip bus. Nu, aišku, būna įvairių Porsche, aš ten jau nekalbu apie kažkokius trekinius, žinai, ten maksimaliausius. Ir tai. BMW irgi būna Ir tai, įvairių. seniai, jeigu mes įrašysim stage'ą, guolinės turbinas, tai pats supranti. Parūkys ten tie visi Porsche'ai. Gerai, ką? Dėl salonų mes išsiaiškinom. Salonė sprogo visi airbagai. Tai, sakykim, į saloną mes įmesim porą štukų. Į tą visą saugumą. Ir viskas. Būtent šito modelio priekis labai yra brangus. Tai aš skaičiuoju snukį kažkur 10 000. Tada pakaba komplektinį ieškosim. Galite iškart pasiūlyti, jeigu kažkas turit. Galų kažkur yra, kas parduoda komplektinės detalės iš testinių automobilių. Irgi parašykit, susisieksim, pakalbėsim. Domina visos šio automobilio dalis. Taip, aišku, mes dar nenupirkom seniukai. Nu, bet Nu, bet aš nusiteikęs. gale serijos sužinosim. Taip, ir aš matau tikslą. Pažiūrėk. M8 Competition. Gražu. Ir dar žinai, kas man patiko, kad būtent Bowers Wilkins muzikėlė, nes čia yra tada apšvietimas šitų visų kolonėlių ir, nu, naktį salone labai gražiai viskas atrodo. Bet jauti kaip kvepia. Toks jausmas, kad atėjau į saloną pirkti naują mašiną. Jaučiu, kaip kvepia kelnės pilnos laimės. Ar atvirkščiai? Ar laimės pilnos kelnės? Laimės pilnos kelnės. Gerai, ką? Laukiam atsakymą, aš jau nekantrauju. Sakė, duok 5 minutės ir atskambinsiu. Tai, nu, laukiam ir kažką žinosim jau. Kažkaip jau sušalom per tas 5 minutės, seni. Nu, biški yra. Ne vasara. Žinai, kas dar? Man nepatinka, kad pas mus VIN kodas visas sudubasintas. Tie dalykai irgi labai lengvai sprendžiasi, svarbu turėti pinigėlių. Kas dar? Pakaba viskas aišku. Nu ir įdomu, kaip iš apačios atrodo. Ar nebus ten kažkokių papildomų, bet aš nemanau. Svarbiausias detalės tai yra variklis, su snukiu aišku naujas bus ir viskas. O šitą ratą mes pakabinsim ant sienos. Ir man davai nuotraukėlę, seni, nes aš jaučiu, kad šita mašina bus mano. Ok, čia rakčiukai šalia. Imam. Gerai, laukiam. Nu. Ką, все parduota? Nu ką, sen? Nu tai sveikinu, Mėla malonu. Karočią, susitarėm 20K. Aš manau, čia labai gera kaina. Ir aišku, mūsų laukia... Viena problemėlė. Taip, Iš kur paimti 20 Aš manau, tai ne problema, kadangi mes jau susitarėm. O ten jau visi... O šeimininkas to dar nežino, kad Taip. mes neturim šaibo. Taip, nu, šitą klausimą mes uždarysim, nesipareik, viskas čia gerai bus. Nu ką, rakčiukai sakė čia, einu paimsiu ir skambinu trolistui, aš manau. Tegul važiuoja, nes mes kol čia išsiaiškinsim, mums reikia kažkaip pakraut. Rato viena nėra, bet mačiau čia važinėja keltuvas, tai pakels ir užmes ant... Keltuvas mums padės. Taip, užmes ant... Kur užmes? Tralą ir Tai važiuoja. jisai čia ir atvažiuoja, gal ne? Ne, seniai, pas mus dar tralo nėra, mes neskambinam tralui. Tuo momentu, kol mes lauksim tralo ir ruošim mašiniuką, mes atsiskaitom už automobilį ir viskas. O kaip mes atsiskaitysim? Seniai nenoriu to girdėti. Čia jau mūsų problema. Vsio, davai skambinam tralui, paklausim gal kažkur šalia, nes aikštelė dirba iki 4, tai... Alio, sveikas? Nu, senai nesimatėm, reikia tavo pagalbos. Nu gerai, jeigu reikia, tai padėsim. Gerai. Bet iškart perspėjau, automobilis be rato. Reikės biškį pažaist, bet čia yra keltuvas, gal pakels užmes iškart ant ralo. Gerai, čia labai gerai. Kažką tai sugalvosim, pakrausim. Vsio, okei, laukiam. Gerai, davai. Aha, iki. Vsio, einu imt raktą, aš dar pasėmiau Donkratą.
gal pakelsim dabar, paruošim, kad būtų paprašiau mums užkrauti, ne? Sutaupysim laiko. A few minutes later. Seniai pasiėmė rokčiukus ir dar vienas bonusas yra, žinai koks? Nu, dar nežinau. Opa! Rakčiukas, Smart Key. Kaip tau? Smart Andrei? Smart Andrei, visi privalumai, seniai. Mes nupirkom maksimalios komplektacijos M8. Neblogai? Neblogai. Nu ką, judesiukas vyksta? Judesiukas, aš jau ir sušilau. Sušilau. Betson Casino. Betson lažybos. Betson Casino. Betson lažybos. Betson Casino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sėsi už vairo? Kaip tau šitas aparatas? Dabar galėsi vėl mane vadinti Andrei Competition. Ką aš galiu pasakyti? Man patinka, man šitas aparatas patinka. Juodi suportėliai, šiek tiek kėbulinio darbo ir bus kaip nauja. Visai įdomus ratlankiai. Šios kaip ir gražu. Seni, greičiau išvažiuoja Emke. Davai, seni, kaip nors. Tu gali. Davai, seni, nepasiduok, ba. Su pusė pakabos sukasi. Geriau biškį, aliu. Ar bandom kelt? Davai, bandyk, seni. Žinok, būčiau su darbiniais rūbais pakelčiau. Dabar Tie rūbai. gailas triukytės. Duok palaikysiu. Davai. Ai, po striukė mėgstinis. Gaila megztinio, Gaila da? mėgstinio. Man atrodo, čia kažkas sugedo. Kažkaip jie rieda, ne? Tiesiog ratukas, atsarginis. A, Sveria biškį. seni, kas čia yra, aš nesuprantu. Mažai sportuoja. Mažai valgė šiandien. Stresas. Daugiau ten detalių nebuvo. Einu paieškosiu, mažą ką. Iš kitų kokių paimti. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum sways. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on. Didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. But when it meant to be, well, eventually, I tried.
Andrėjaus belaukiant. O štai ir Andrėjus privažiavo, nors išėjo pėsčiom. Ir tuoj sužinosim, kur jis taip ilgai buvo. Nu ką, norėjau gražių kadrų padaryti, seni, viskas. Seni, tai galiu tave pasveikinti antrą kartą šiandien. Ai, dėl pirkimo ir dėl sudaužimo. Dėl taip, sveikinu. Ai, čia mielą malonu, pažiūrėk, gal pasidarys? Ne, tai šitą išjung, dabar jį nekankink. Gimbalo ir viskas bus gerai. Aš manau, kad jo. Taigi vis tiek draudimas yra. Jo. Ką mes padarysim? Toks darbas mūsų. Daryt gražius kadrus. Nu. Būna? Būna, tikrai taip. Svarbu, kad ne tu, žinai. Ne, faktas. Aš tai būčiau jau biškį ir pastumęs, o kai aš pats savo, tai, nu, tipo, kaip... Ne, nu tai... Jokių pretenzijų. Pagavau stulpą. Norėjau arčiau priskrist. O, žiūrėk, reikia aštuntukas. Mums reikia žibintų kapoto ir dar kažkokių detalių. Vidury gatvės gulėjo, gerai, kad nesuvažinėjo. Aš dar bėgau, žinai, 3 minutės kokias. Aš jeigu ką, turiu droną vieną dalim. A, nu tai viskas. Mes jau galim pradėti ieškoti detalių, nes bus reikalų. Čia yra retas modelis, tai naudotų abejoju, kad bus. Bet mes pabandysim ieškoti. Nes jeigu naujom pirksim, subėgs didelę sumą. O gal kažkas mums pasiūlys? Hebra, būtinai pasiūlykit, jeigu kažkas turi detalių. Arba gal turit galų, kur gaut naudotų. Arba testinio, iš testinio automobilio. Būčiau dėkingas. Tai iš kur labiau apsimoka pirkti? Iš Amerikos ir iš Europos? Taip, gerai, čia geras klausimas. Davai tada pasižiūrim, kokie pliusai, kokie minusai iš Europos ir iš Amerikos. Jeigu mes perkam iš Amerikos automobilį, tai mes turim didelį pasirinkimą. Labai didelis srautas tų automobilių, kadangi Amerika labai didelė ir, nu, labai ten daug mašinų. Labai daug jų daužosi. Ir daužosi, taip, ir labai aplamai daug ten automobilių. Jeigu mes perkam iš Europos, tai pasirinkimas yra tikrai skurdokas. Sakykime, jeigu aš ieškau M5 ir M8, tai, nu, jeigu vienas automobilis bus per visus aukcionus, tai labai džiugina. O Amerikoje iškart, hopa, jų tikrai bus daug. Pasirinkimas skurdokas, o kaina didoka Europoje. Taip. Sekantis momentas kaina. Tikrai taip, tu pasakėjai gerai. Jeigu automobilis yra su maža ryda, tai jis jau kainuos labai daug Europoje. Amerikoje tu dar gali pažaisti ir gal laimėsi už gerą kainą, kadangi, nu, automobilių labai daug ir būtent kažkokiam tam vienam automobiliui konkurencija mažesnė, kadangi didesnis pasirinkimas. Aišku, jeigu tu savo ieškai, tai maža ryda. Tu gali rasti automobilį su maža ryda Amerikoje. O Europoje vėlgi jau bus sudėtinga. Su maža atsukta ryda. Taip, nu ir aišku, žiemų nematęs bus automobilis, jeigu ne iš Kanados, tai kėbulas bus tvirtas ir nesupūvęs. Kas dar? Savų pliusų? Taip, ir aišku komplektacija. Iš Amerikos automobilis būna geresnis komplektacijos. Prabangesnis. Taip, jeigu mes kalbam apie BMW, nu, tai ten būna daugiau ir asistentų, ir visų privalumų, ten ir muzika geresnė, ir keyless go. Tai aš pasirinkčiau pirkimą iš Amerikos, kadangi pliusai geresnė kaina, geresnė komplektacija ir su mažesnė ryda gali rasti automobilį. Ir didesnis pasirinkimas. Tai va, atsakymas į jūsų ir operatoriaus klausimą. Tai Hebra, mes perkam per BitPro ir jeigu jūs norit, galit kreiptis. Jau tikrai nupirkom ne vieną mašiną ir viskas tvarkoja, jokių problemų. Padės jums išrinkti ir nupirkti jūsų svajonę. Ir aišku, užeinam į Instagramą pas juos, kiekvieną dieną yra gerų variantų. Jeigu jūs nežinot, ką norit nupirkti, paskrolinat ir jau matot, kokiom kainom baiginėsi automobiliai, ką siūlo, bus jums paprasčiau. Paskaičiuojat biudžetą. Taip. Ir išrinksit automobilį. Tai būtinai sekit Instagram'e BitPro ir žinosit, ką už kiek pirkti ir ką parduot. Viskas. Pas mus jau atvažiuoja traliukas ir mes jau einam ruošti vietą, kad paimt iškart nuo tralo ir nukelt mūsų M8.
seniai. Gal tralą visą keliam? Galim ir tralą, jo. Gerai, nu ką, keliam? Jo, pakabos nesugadinkit. O Andrėjus jau kažkur ten mašinai, naujam projekte. Reikia pajungti degimą. Mes pažiūrėsim kiek ridos ir atidarysim bagažinę, pažiūrėsim gal ten kažkas gero yra. Lipu. Lipk, seni. Lauksiu tavęs. Įleiskit. Alio, kas ten trūksta man bėgau? O, įleiskit. Nieko nėra čia. Kas čia per balsas? Veikia balsas. Nu supratau. Man reikia senį atsuktuvo minusinio. Minusinio atsuktuvo. Didelio, mažo? Mažesnio. Kur ta ranka, ble? Opa. Gali bandyti atrakinti bagažinę. Опа! Здорово, Сяни! Labą dieną. Seni, ten benzas bėga. Tai? Nučiuoju, turėtų pagal viską. Ne, viskas gerai. Nu, kokie statymai? Kiek ridos bus, seniukai? Iki tram. Iš 5 eurų gal? Iki tram. Iš 5 eurų gal? Nu davai. Sakau, kad iki 25. Iki 26. Tai kas čia laimės? Gerai, žiūrim. Aš laimėsiu. Tai tu žinai rydą. Nežinau, seniukai. Nu, ką mes turim? Nu? Davai, kur tu esi? Opa, seni! Kur mano 5 eurų, seniukai? Tai tu žinai rydą paliubomu. Tai pritrūko 105 km, kad tu laimėtum. Tai karočią, atpyko M8. Tai palauk, tu sakei iki 25? Nu. O kiek dabar? 24, 800. Čia nesiskaito. Man patinka su tavim lažinti salės. Tu kažkoks laimingas. Laimingas. Nu, taip aš būnu laimingas, tu nelabai. Nu, kaip aparatas seniai, pažiūrėk. Nihui. Čia kilimai ant sienos. Kilimai ant sienos, ant lubų. Man žinai, kas patinka, čia dar muzikėlė turėtų šviesti šitus kolonėlės. Nu? Kilimėliai faini. Aha. Guminiai tau patinka? Nu, čia žieminiai kilimėliai. Žieminiai. Žieminiai. Pažiūrėk, gal užsiveda. Ne, nu čia jau būtų lišna. Piriboras. Piriboras. Nu, galiu pasakyti, kad rida tikrai stebuklinga. Tokiam automobiliui 25K čia labai mažai. Čia stebuklinga. Andrei, stebuklas. Pažiūrėk. Kalėdinis stebuklas. Pažiūrėk, kaip gražiai šviečia. Žinai ką, aš atnešiu to rakčiuką, mes paleisim muzikėlę. Nu, davai.
Šitą pastavėm, aš neatsimenu to gatvę. Opa, tai? Buvo, bet viską nurašykim jau duliukui. Įmanoma daurė. Nu gražu. Nu dabar šviesos daug, tai Žaidimo dovana yra. daug šviesos tai nesimato. Žodžiu, naktį bus labai gražu. Oho, žiūrėk, valytuvai veikia, viskas šikia. Kas čia dar veikia? Liuko neturim, pas mus karbonas. Tai gal video pažiūrėsim? Kokį video? Mašinai. Ai, nu aš mačiau šitą bairį, kad mes galim pažiūrėti, kaip įvykis įvyko. Gal mes ir pamatysim? Būtų labai įdomu. Žinai, ką dar? Čia durų pritraukėjai yra, seniukas. Opa! Ledas? Ledas. Pažiūrėk, kaip gražiai sėdynės M8 ženkliukai šviečia. Nu, prikolas čia. Gražiai mašina, gražiai. Salonas. Pasakiškas. Dar vienas yra niuansas. Ne niuansas, o privalumas. Muzikėlę mes galim reguliuoti gestais. Seniai, važiuojam. 5 milijonus. Opa! Šita funkcija irgi ne visur yra. Perrinkt muziką, patylit, pagarsint. Opa, pirštukų. Kalbu, nu žinai, kaip mūsų moteris, taip. Žinai. Žinau. Tu laimingas? Laimingas. O dar aš laimingesnis būsiu, žinai kada? Kai aš sužinosiu, kad mums nereikės keisti variklio. Nu taip pat. Taip pat. Šiam kartui mes matom pliuką. Nu, smūgis nėra malonus, aš matau, kad lonžeronai yra susukti į kairę pusę. Tai taip pat nutempė šitą ir šitas sutrauktas, tai mums reikės keisti lonžeronus. Žodžiu, paplanuosim mes dar darbus ir mes norim nuimti variklį. Ir tada jau įsivertinsim, kaip ten viskas atrodo. Apardysim, pažiūrėsim ir įvertinsim. O davai gal paspėliojam, iki kada mes ją surinksim? Taip, seniai, aš ten žadėjau, kad M3 iš pradžių, iki kovo 8, ne? Pas mus M3 dabar kėbuliniuose, dar darom, mes kaip tik galėsim nuvažiuoti kitam epizodui, aš manau, bus. Įvertinsim, kaip ten viskas padaryta. Tada mašina M3 mūsų keliauja į dažymą, irgi ten užtruks mėnesis, pusantro, gal ir 2. Tai mes turim dabar 2 mėnesius. Kas toliau? Mersas. Mersas pas mus, mes prie jo galim dirbti, tai viskas ok. Bet keltuvas dabar šitas užimtas. Tai dabar darom taip. Sekančiam epizodui, aš manau, mes išimsim variklį, įsivertinam kaip kas. Žalą. Taip, žalą. Aš tikiuosi, ne 100 šiam štukų mums reikės sumokėti už darbų, kaip paskaičiavo draudimas. O mes, manau, galėsim padalinti šitą sumą 4 kartus mažiau. Ir tada kas? Nuimam variklį, statom ant ratukų į patį galą. Ir tada čia atvarom Mersą. Mersą irgi renkam pabiškį. Tuo metu dažomas M3. Mersas dirba. Kaip dirba, bl***. Mes su Mersu dirbam, o šitam aparatui mes iškosim dalių. Viskas pas mus pagal planą. Gerai, šiam kartą aš manau užteks. Ir grįšim. Grįšim su arba gerom, arba blogom žiniom. Važiuojam. Tai. Andrei dovanėlė. Labą dieną. Labą dieną. Tai aš turiu būti supakuotas, jeigu aš dovanėlė. Nu, tu ir taip, kaip žaisliukas kabyčia. Nu, seni, aš kaip ir filmuoju. A, jau, jo? Jau. Tai, sakyčiau, gal europinis šitoj vietoj geriau. Kadangi Andrėjus turi šaibų. Taip. Ar neturi? Jau nebeturiu. Aš jų ir neturėjau, kai važiavau žiūrėti M8, seniai. Pizd tuščios kišenės, na. Sumeskit kažkas po euro bent jau, hebra, jį, na. Valkatauju, na. Rinta čia M-gutė perku, na. Nėra šaibų, hebrytė. Valkatauju. Va, ne pizd, na, nėra, ble, na. Nei vienoj, nei kitoj kišenį. A, na, Viština jį, nu čia mes pabliūrinsim, čia šiukšlis iškrito iš kišenės. Euriukai, na. Kas liko. Nu ką, hebra, neplanuotas filmavimas. Operatoriaus šalia neturiu, tai pakabinau kamerą. Labai gundantis pasiūlymas. Aš apie šitą automobilį, galima sakyti, svajojau, kas čia šmauja. Nu, zdarova.
Nu, zdarovo, neseniai nesimatėm. Neseniai nesimatėm. Senai nesimatėm, seniukai, na. Kur tu buvai? Su manimgi važiavai automobilį. Senė, aš jau žinai, ką darau? Keičiu ant desktopo fotkę. Atspėk kokio automobilio. M8. M8, tikrai taip, to aš pakeisiu, aš tau parodysiu, na. O kur čia įsisaugojo į tai suprantu. Nu, Andrėjaus kibernetiniai sugebėjimai nėra tokie. Andrėjai, haker, na. Huja. Nu, palauksim. Taip, palauk. Taip, po 2 valandų. Rodyti. Kieno čia toks gražus aparatas? Man atrodo, čia gal tokio drono. Andrėjaus. Padarysim visas mašinas ir tik reikės test driving. 0-100, 0-100. Arba šoną jau senį. Nu, gal jau ir šoną. Su M8 galima ir šoną. Nu ką, kompiuterastas? Kompiuterastas. Aš ieškau detalių. Nu, davai iš naujo, kad. Nu, ble, jasna. Kaip pas Andrėjų laimės pilnos kelnės. Kažkokia šypsena nenatūraliai. Apip Andrėjus, na. O gal aš dar nenupirksiu, iš kur aš žinau, seniukai, na. Būsiu laimingas, kai nupirksiu. Aš esu realistas. Kai aš turėsiu garažę šitą aparatą, tada aš galėsiu šypsotis ir myšti kelnes iš laimės. Supratau. Seni, tai sėsk vairuok. Manai? Šiaip aš moku tokią techniką vairuoti. Davai, seni. Davai? Davai. Nemato? Nemato. Seni, dar atims mums šitą transportą. Gerai, davai. Aš pasėmiau rūpčiukus. Ir žinai ką? Dar vienas malonus bonusas, seni. Aš šito net nežinojau. Žinai, ko nežinojau? Kad bus Smart Key Digital. Digital. Ar kaip jis ten vadinasi, na? Karoči, visi suprato. Taip, jūs suprato. Digital Key, na. Smart Key. Aliu, seni, tu ne tą krūvą filmuoji, va, Ne čia. tą metalo krūvą? Taip, va čia filmuoju. Tai kad žinok, panašiai atrodo. Panašiai? Panašiai. Chebra, parašykit, ar nusišneka apie... Nu kaip, nu vargi. Ai, nu jo, čia kapotas yra. Gerai, mano kilimą reikia gražinti į X5. Gražu. Man patinka. Neuždarei kapoto. O, dabar gerai. Aš padariau savo kalėdinę dovanėlę. Tai palinkėk visiems tokių dovanų. Taip, Chebra. Tokie automobiliai atsirado pas mane gyvenime ne iškart, va tai va, o reikėjo praeiti ilgą kelią. Tai kad, Chebra, linkiu jums, kad jūsų irgi svajonės pildytųsi. Eikit link savo tikslo ir laikykit kardaną rankose. Tvirtai.